Labas, esu Šarūnė, jogos mokytoja ir šiandien mano antras video, tai yra jogos praktika skirta vakarui galbūt ar tiesiog po darbo dienos, kurią dažniausiai praleidžiam stovėdami ant kojų. Pirmame video radau savo klaidą, aš tiesiog neprijungiau savo mikrofono ir aš šiek tiek pasidomėjau, todėl ši praktika, tikiuosi, bus su geresnė garso kokybė ir pratimai šiek tiek, asanos, jogos asanos bus šiek tiek kitokios, tačiau vis dar yra pagrindė skirtos atpalaiduoti apatinę kūno dalį, šiek tiek pratempsime pėdas, pirštus. Tad šiai praktikai nieko nereikia, apart visada rekomenduoju tiesiog turėti pleduką, kurį praktikos gale galite šavasanos metu apsikloti save, ar pavyzdžiui, jeigu atliekant pozos ant kelių jums yra nepatogu ir skauda, tai galite irgi šiek tiek kažką pasitiesti. Tai pradėsime gulėdami ant kilimėlio. Mūsų nugara yra pilnai išguldyta, pėdos kilimėlio plotyje, tam, kad mūsų keliai galėtų palengva ir lengvai svirti vienas į kitą. Jas lengvai suremiame, rankos šiek tiek toliau nuo kūno, kaip jums patogu, ir pajauskite, kaip visas stuburas yra lengvai išguldytas ant kilimėlio. Galite dar šiek tiek dubenį pasukti tam, kad jaustumėte visą nugarą pilnai atpalaiduotą. Akis galima užmerkti, pradedant praktikai. Lengviau pajusite savo vidinį kūną, vidinius pojūčius. Ir palengva kvėpuojame, kai įkvepiant pilvas išsipučia ir iškvepiant pilvas subliūkšta. Pajauskite, kaip rimsta jūsų kvėpavimas. Minčių srautas šiek tiek sumažėja. Su kiekvienu įkvėpimu stenkitės dėmesį kreipti į vidų. Galite jį sutelkti tik į kvėpavimą. Atkreipkite dėmesį, kokius pojūčius jaučiate įkvepiant ir iškvepiant. Su sekančiu įkvėpimu palengva grąžiname pėdas klubų plotyje. Ir galima palengva jas sulenktas pasviruoti į šoną, vedant abi lenktas į dešinį šoną, į kairę pusę. Stenkitės judėti palengva, sąmoningai. Grįžta kojas į centrą, suėmėme jas lenktas, traukiame prie krūtinės, riečiame save į kamuoliuką ir palengva išsiridensim, pereinant ant 4. Galima pamėginti iš kelių kartų, šiek tiek sutelkiant jėgos į savo kojas. Ir kryžiuojant kojas, vedame rankas į priekį, pereiname į kilimėlio centrą. Keliai yra virš klubų, po klubais ir riešai yra po pečiais.
Su sekančiu įkvėpimu riečiame savo nugarą, galva, smakras keliauja šiek tiek toliau. Ir su iškvėpimu gaubiamės. Smakras prie krūtinės. Įkvepiant kartojame judesį, riečiasi mūsų stuburas. Ir su iškvėpimu gaubiame. Pilvą traukiame lyg prie šonkaulių, prie stuburo. Dar kartelį įkvėpimu gaubiam. Riečiamės, atsiprašau. Ir su iškvėpimu gaubiamės. Su sekančiu įkvėpimu periname į neutralią stuburo poziciją ir palengva, užriesdami savo kojų pirštus, sėdamės ant jų. Čia gali būti šiek tiek nepatogu, jauskite savo ribą, pratempsime dabar pirštus. Jauskite, kad netgi pasukus šiek tiek pėdas, didesnis tempimas yra ties nykščiais. Čia lengva kvėpuojame į pilvą, įkvepiant. Man padeda dažniausiai iškvepiant laikyti akis užmerktas. Taip jaučiu, kad visas dėmesys yra kreipiamas į kūno pojūčius. Akis neieško objektų išorėje. Toks vidinis žvilgsnis. Čia dar keli kvėpavimai, įkvepiam ir iškvepiam. Paskutinį kartelį įkvepiam ir iškvepiam. Su sekančiu įkvėpimu atkeliame save atsargiai, guldame pėdą, vėl sėsimės ant ištemptų, pratemptos priekinės kojų dalies. Ir dabar, kadangi sulenktos kojos, pratempsime pėdą iš kitos pusės, lengva keliame savo dešinę koją tiek, kiek jums jaučiasi, galbūt yra tik vos pakelti nuo kilimėlio, rankos pagalba, jaučiatės lengvą tempimą. Stenkitės stuburą laikyti tiesų, dar kartelį įkvepiame ir iškvepiam, padedam, keičiame koją, palengva, kiek eina, atkeliame kairę, svarbu, kad neskaudėtų. Dešinė ranka gali padėti išlaikyti jums balansavimą. Kartu įkvepiame ir iškvepiame. Pereiname vėl ant 4, abi rankas šiek tiek dabar į kairę pusę ir vedame dešinę pėdą į priekį, šalia delnų. Tempsime dabar kairėje priekinę dalį kojos, tiek kiek eina, tiek kiek jaučiasi. Laikome save, laikosi, čia yra stiprus labai tempimas, galite rankas laikyti suimtus į kumščius, galite išguldyti delnus, jeigu norisi dar tempimo, galite guldyti alkūnes ant kilimėlio. Jeigu ir tai yra per daug, galite šiek tiek kažką pasidėti po pirštais, jeigu turite pleduką gretimą. Arba galite netgi ir atkelti save. Svarbu jausti malonų tempimą, išbūti šioje pozoje. Dar čia gilus 3 kvėpavimai.
sekančiu įkvėpimu kartu įkvėpiame. Ir palengva su iškvėpimu pristatome koją prie kairės. Vedame dabar priešingą kairėje į priekį. Pėda išguldyta, rankos šiek tiek dešinėje pusėje. Jauskite skirtingą tempimą. Rankas rekomenduoju laikyti toje pozicijoje, kaip ir prieš tai buvusioje pusėje, tam, kad išlaikyti vienodą tempimą, vienodą balansą. Galite net pamėginti šiek tiek pasisukti, pajausti, kaip lengvai iš tiesų keičiasi tempimas. Vos tik pasukus klubus 1 ar 2 laipsniais. Čia dar gilus 3 kvėpavimai. 2. Ir 1. Kartu įkvepiame. Ir pristatome, dabar riečiame dešinės kojos pirštus, pristatysime dešinėje prie kairės. Šiek tiek pirštai yra į išorę, kai kulnai šiek tiek į vidinę pusę pastumti ir darysime įtupstą tiek, kiek jums patogu. Jeigu jaučiatės, kad ir atkyla kulnai, nieko baisaus, jeigu sunku išlaikyti balansą, galite irgi pasidėti pleduką. Ir jeigu patogu, galima suimti rankas vieną į kitą, prie širdies į maldos pozą, kai alkūnės remiasi į kelius. Čia yra intensyvus klubų tempimas. Stenkimės išlaikyti nugarą tiesę. Dar giliai kartu įkvepiame, iškvepiame, kartu įkvepiame ir su sekančiu iškvepimu rankas palengva atpalaiduojam ir sėdamės ant kilimėlio. Sėdmenis vedame šiek tiek toliau, kad galėtume ištempti tiesias kojas priešais save. Šiek tiek sėdmenis išsitraukti vieną iš apačios, tam, kad prailgėtų mūsų nugara, būtų daugiau erdvės. Su sekančiu įkvėpimu rankos į viršų prasitempiame ir su iškvėpimu lenkiamės prie ištiestų kojų. Neturėtume spausti savęs. Tikslas nėra pasiekti kojų pirštų. Svarbu pratempti blauzdas, taip pat apatinę nugaros dalį. Kojų pirštai yra aktyvūs. Kartu įkvepiame dar kartelį. Ir su iškvėpimu palengva atkeliame nugarą. Vedame kojas tiestas į šalis, kiek jums patogu. Čia vėl lenksimės prie ištiestų kojų. Kartu įkvepiame, pratilginame savo stuburą. Ir su iškvėpimu vedame rankas į priekį, kiek jums patogu.
Gali būti tiesiog, jeigu jau yra šiaip čia intensyviau, galite čia ir likti. Tai yra jūsų praktika, judėkite, kiek jums patogu. Galite rankomis užsiimti už kojų, šiek tiek apatinės nugaros. Iš apatinės nugaros šiek tiek tempiant save arčiau kilimėlio. Judėkite kaip jums patogu, svarbiausia, kad neskaudėtų. Ir jaustumėte malonų kojų atpalaidavimą. Čia dar kartelį įkvepiame ir su iškvėpimu palengva krūtinė atkyla, tiesinasi stuburas, rankų pagalba suvedame kojas, vėl gulsimės jų ant kilimėlio. Palengva nugara išsitęsia, pritraukiame lenktas kojas prie savęs. Galite šiek tiek į šonus pasisukioti, pratempiant stuburą. Šiek tiek lengvai pamasažuojant. Ir vėl dedame pėdas ant kilimėlio. Ir lengvai lenktos kojos krypsta į kairę pusę. Dešinėje lenkta ranka. Gulėsi šalia. Žvilgsnį galite laikyti tiesiai arba žiūrėti pro dešinės rankos pirštus. Čia yra puikus viso šono nugaros susukimas. Atpalaiduoja apatinę nugaros dalį. Tempiasi dešinysis klubas. Sekančiu įkvėpimu palengva atkeliame kojas, keisime puses, kai jos lengvai griūna į priešingą dešinę pusę. Lenkiame kairę ranką. Svarbu, jog pečiai abu būtų išguldyti. Jeigu jaučiate, kad jūsų kojos yra stipriai atkilusios nuo žemės ir neina atpalaiduoti, iškvepiant savo apatinės nugaros dalies, rekomenduoju tiesiog kažką lengvai pasidėti po keliais, jog jaustumėte pilną atsipalaidavimą, nebūtų vidinės įtampos. Su sekančiu įkvėpimu palengva grąžiname kojas ant kilimėlio ir lengvai, jos vis dar lenktos, keliauja abi į šalis, pėdos sueina viena su kita, atrodo kojas lyg deimanto pozicijoje. Jeigu vėl čia jaučiate vidinės klubų dalies, vidinės kojų pusės stiprų tempimą, galite kažką pasidėti, ar tai storesnė pagalvė po keliais.
kūno tempimai, tai lyg pašalinama įtampa iš mūsų kūno. Išeina viskas, ką sukaupame per visą darbo dieną. To, ko mums nereikia. Visa įtampa jau baigta. Telieka pasirūpinti savimi, kad nesinešioti papildomai. Tam ir yra skirtos jogos praktikos, pilnam atsipalaidavimui, grįžimui į save, padėka savo kūnui. Su sekančiu įkvėpimu, rankų pagalba, grąžiname, suvedame kojas vieną į kitą. Šiek tiek dar lenkta suimame paskutinį kartą, traukiant prie pilvo. Galima kaktą suvesti į kelius ir suspausti save paskutinį kartą labai stipriai į kamuoliuką. Ir su iškvėpimu pereiname į šavasaną, kojas tiesiasi į priekį. Lengvai pėdos krenta į šalis, galite čia apsikloti. Rankos lengvai, viena delnais į viršų, šiek tiek toliau nuo kūno. Čia kartu įkvepiame ir pro burną iškvepiame. Dar kartelį įkvepiame ir viską paleidžiam, iškvepiam. Ir dar paskutinį kartą įkvepiame, gilus įkvepimas. Ir viską paleidžiam, iškvepiam. Jeigu norisi žiovauti, žiovaukiame. Ir paskutinė, pagrindinė praktikos asana, šavasana. Pabūsime iki 10 kvėpavimų. Kvėpavimas ramus, tolygus. Palengva prailginame savo kvėpavimą, grąžiname judesį į kojų pirštus, rankų. Ir kai jausitės, rankas pravedame virš galvos, prasitempia visas mūsų kūnas stipriai. Ir gulamės lenktomis kojomis ant dešiniojo šono. Kairės rankos pagalba, kai jausis, kad norisi, grįžtame į pradžią, į kilimėlio pradžią, sėdamės kryžiuotomis kojomis. Suvedame rankas į maldą prie širdies.
Ir pabaigiant praktikai, padėkokite savo už visą dieną, už šį laiką skirtą praktikai. Ir viduje savo atsakykite ar pagalvokite, už ką esate dėkingi. Tai gali būti vienas dalykas ar žmogus, ar situacija, kur jaučiate nuoširdų dėkingumą. Praktika baigta. Namaste. Ačiū labai, kad buvai. Tikiuosi, kūnas jaučiasi lengvesnis, kojos atidavusios ir iškvėpuojant visą įtampą taip pat išėjo. Linkiu gražios likusios dienos ir iki kitų susitikimų.